Nesvaikim. Aš pokalbį rašinėjau, aš minėjau, aš pokalbį rašinėjau. Labai gerai, jūs turite... Ir jūs nebeturite, aš jau matau kompetencijos, nes visų pirma, jūs manęs neišklausot, rėkėt man virš mano balso. Viešosios tvarkos skyrius. Labą dieną. Labą dieną. Ar kalbu su, palaukit, pasižiūrėsiu, pavardę su Vosgirdienė berods? Visgirdienė. Visgirdienė. Taip. Čia, kur turėjote man pirmadienį persiųsti pakartotinai, nes ten kažkokiu failu atsiuntėte. Nutraukytės, ar ne? Taip. Gerai, gerai. Aha, o dabar žiūrėkit, dar tokių kitų klausimų noriu patrukdyti. Ar galima tokį kaip prašymą rašyti, kad pavyzdžiui galimai dėl, tam tikrų priežasčių būtų anuliuotas šitas vadinamas toks... O priežastis kokios? Pagal tai, kad senjorė, pagal tai, kad tikrai nepiktybiškai, kad ne vietinė, kad tikrai neapsižiūrėjau, galbūt ir labai trumpam laikui buvo pastatyta. Ne, žinokit, dabar yra pirmų kartų, yra ten, jeigu pirmą kartą baustas, jis per metus laikų nebaustas, yra skiriama 10 eurų bauda. Tai nesvarbu, kad yra senjorė, ta prasme, yra vietos mokamos ir jau tokios galimybės, kaip nutraukti bylos mes negalim. Bet žala tai niekam nepadaryta. Jeigu, kaip nepadaryta žala padaryta Kauno miesto savivaldybės. O kas tada atsitiko? O tai kas tada atsitiko? Nesumokėta už parkavimą. O kas nutiko, toj vietoj cementas išgriuvo, kas ten nutiko? Ne, ta prasme, nebuvo sumokėta į, ta prasme, savivaldybės biudžetą, pinigai nepateko. Žiūrėkit, gerai, jeigu dabar kapstysios toliau savivaldybė turės dokumentus, va tos būtent žemės įsigijimo, už kokius pinigus, iš ko įsigijo, iš kokių lėšų, turės dokumentus man pateikti. Tai yra tikrai netamsos reikalas. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas yra vietos, yra zonos, yra patvirtinta. Nesvarbu, bet pagal kiekvieną žmogaus reikalavimą jūs turit pateikti. Tai aš ir klausiu, ar aš galiu... Yra zonos, yra ženklai sustatyti. Nesvarbu, bet aš žalos nesukėliau, to cemento neišgrioviau, žmogaus nesužalojau, kitom mašinom nekliudžiau. Jeigu jūs esate vairuotoja, jūs turite žinoti kelių eismo taisyklės, jūs turite žinoti bendrą tvarką, jūs turite žinoti, ką reiškia kelio ženklai, kam jie yra skirta ir kaip jais reikia naudoti. Aš tik tai jūsų paklausiau, ar man savivaldybė pateiks tokius dokumentus, kurių... Tikrai ne. Tada aš eisiu per teismą ir per televiziją. Ne, tai jūs kreipkitės, kur jūs Nes norite. Nes visi turi, kas įgyja ir sako, kad tai yra jų nuosavybė, negali slėpti ir pagal žmogaus pareikalavimą turi pateikti dokumentus. Aš nežodiškai reikalausiu, kad pateiktų, kurie turi būti patvirtinti su šlapiu antspaudu, su parašu turi būti patvirtinti, o ne šiaip sau kopijos ir ne elektroniniu parašu. Nesvaikim. Aš pokalbį rašinėjau, aš minėjau, aš pokalbį rašinėjau. Labai gerai, jūs turite... Ir jūs nebeturite, aš jau matau kompetencijos, nes visų pirma, jūs manęs neišklausot, rėkėt man virš mano balso. Aš jūsų gražiai paklausiau atsiųsti nuotraukas, jūs penktadienį per 2 kartus nesugebėjot atsiųsti man jų. Nesugebėjot. Jeigu mes einam palei bendrą tvarką, kai mes gausime jūsų raštišką prašymą, mes tada siūsime jums nuotraukas. Tai vat, kadangi aš prašymą teiksiu paskutinę paskirtą datą, todėl aš dabar taip tikslingai aš nemokėsiu tos baudos. Tikrai nemokėsit. Nes jūs piktybiškai dabar neteikėt man nuotraukų ir jūsų dabar labai ego aš įžeidžiau. Nes aš nežinau, su kuo kalbu iš tikrųjų, kas tai per žmogus skambina man dabar, kai jūs man atsiūsite. Lygiai taip, kaip ir jūs atsiuntėt pasiūlymą sumokėti, aš neturiu nuotraukų ir aš nežinau, už ką aš turiu sumokėti. Jums surašyta protokolė viskas. Aš nematau nuotraukų, gal jūs meluojat, gal tai ne mano mašina? Jo? Taip. Tai tada pateikite raštišką prašymą, atsiųskite jį pasirašę elektroniniu parašu. Elektroniniu parašu nesirašinėsim, nes tai yra netikras parašas, yra negaliojantis parašas. Jūs klausykite, jeigu dirba tokioj darbo vietoj žmogaus, kuris skambina jum. Žmogau, jums viso gero. Esat labai bjauri moteris.